Na ir štai dar vienas triksas. Nu ką, kaip visą laiką. Diena, kaip diena, taip naujiena. Noriu priminti, kad kai Contribui surinksime 1000 jūsų sekėjų, šis chargeris keliaus vienam iš jūsų. Ir grįžtam į video. Štai naujas projektas, RAM TRX. Tai buvo kliento užsakymas. Mums pavyko rasti idealų variantą. Salonas yra nepriekaištingos būklės. Automobilis yra pavogystės, todėl pažeidimai yra minimalūs. Reikia pakeisti galinį stiklą ir perdažyti priekinį buferį. Nieko nelaukime ir kimbame į darbus. Pradėsime nuo galinio stiklo keitimo. Etiketę dar yra. Nauja mašina. Realiai nauja mašina. 2-3. Norint pakeisti galinį stiklą, tenka išardyti visą galinio salono dalį. Žinome, randame šūkių visur, kur tik įmanoma. Pjauti reikia itin atsargiai, nenorime pažeisti kėbulo. Tuo pačiu pasirūpiname ir priekiniais stiklais. Plėvelė nuimama naudojant garus. Taip lieka ženkliai mažiau klijų. Tai ir naujas stiklas savo vietoje. Mes užtikriname, kad viską surenkame taip, kaip gamintojas nurodo. Kaip jums geriau? Su ar be plėvelės? Kruopščiai išsiurbėm automobilio galą, nenorime praleisti nei vienos pasislėpusios šukės. Šitie RAM salonai mus vis stebina. Yra patogus, kokybiški, stilingi. Liko sudėti viską į savo vietas. RAM TRX turi 700 arklio galių, variklis su kompresoriumi, tačiau dėl papildomos apsaugos nuo dulkių kompresoriaus beveik nesigirdi. Turime tam sprendimą. Sportinę oro paėmimo dėžę su žinoma sportiniais oro filtrais. Štai ir garsusis variklis, 6,2 litro Hellcat variklis. Viską kruopščiai sudedame į savo vietas. Ir netrukus išgirsime, kaip pasikeitė variklio garsas.
atsirado kompresoriaus verkimas. Nuimame RAM raides, nes dažysime geltonai. Šiai dienai užteks. Pagaliau nusiplovėme šį monstrą. Automobilis atrodo kaip naujas. Atkeliavo jau aptrauktas PPF plėvelė. Dabar turime nuimti priekinį bamperį, išardyti jį ir perdažyti. Įprastai dugno apsaugos yra plastikinis, čia turime metalinį. Bamperis taip pat yra metalinis, pilnas sveria apie 40 kg. Taip pat perdažysime ir tempimo kilpas, dėl papildomo estetinio vaizdo. Kilpas jau perdažytos milteliniu būdu. Taip pat pastebėjome, kad galinis amortizatorius nedirba. Išėmę pastebime, jog yra linkęs. Keičiame kitu. Klientas ketina naudoti šį automobilį pagal paskirtį, todėl gervė yra būtinas aksesuaras. Suprojektavome ir pagaminome gervės dėžę. Viską darėme su mintimi, kad atrodytų kaip gamintojo. Išties tokio požiūrio laikomės kiekviename žingsnyje. Gervę taip montavome, kad originalus buferis susidėtų į savo vietą be jokių problemų. Nes šie buferiai ir taip dedasi gan sudėtingai, kartais prašosi meilės. Na ir štai dar vienas TRX-as pas mus eina į pabaigą. Tai čia buvo kliento užsakymas, jis norėjo kuo sveikesnio TRX-o iš Amerikos ar Kanados, kadangi mes daugiau dirbam su Kanada, tai suradome jam jį Kanadoje po mažo įvykio. Tai tas mažas įvykis nebuvo toks didelis, jis tiesiog buvo po vagystės Kanadoje. Tai buvo išmuštas stiklas ir pavogti originalūs raktai ir dar keletas smulkmenų. Bet tai nedidelė problema, mes ją išsprendėm ir automobilis šiuo metu yra paruoštas gatvei. Žinoma, jis taip gerai netrodė kaip dabar, jis yra visas detaliai išplautas, tiek išorė, tiek vidus. Ir dar kas toks pliusiukas mažas, kurį atradom beplaudami, tai kad jisai jau buvo apklijuotas PPF plėvelė. Tai mums beliko tik keletas PPF korekcijų, tai klientas nori, kad slenksčiai būtų užklijuoti pilnai, tai kaip matome šiuo metu nėra tų vadinamų side stepų, nes paruošta yra klijavimui slenkščiai. Tai slenkščiai bus klijuojami pilnai iki gumos ir žemyn į apačią. Taip išvengėme lipdami papildomų pažeidimų ir bato užkabinimo už plėvelės krašto. Nes taip ir buvo užklijuota prieš tai Kanadoje, tai buvo nuo batų užkliūta ne kartą matos ir papolės purvas ir negražiai atrodo tiesiog. Kaip ir minėjau, tai buvo pavogystės, tai vagis tikrai buvo smulkus, nes pateko pro šitą mažą langelį į vidų. Tai šiuo metu jūs matote pilnai pakeistą galinį stiklą, visą pilnai teko keisti, nes atskirai išardyti ir perinkti tikras galvos skausmas. Tai kaip matot, pavyksta nupirkti ir tokių sveikų automobilių ir kliento norai buvo išpildyti, nes automobilis visgi pateko po rinkos kainą galutiniam rezultate. Ir dar iš privalomų darbų mes turėjome nulupti priekinius stiklus nuo tamsinčios plėvelės, nes jie buvo gan stipriai užtamsinti. Tai kaip ir matot, salonas šio TRX yra tikrai išskirtinis, jis yra limituotos laidos ir jis turi juodą tikrą odą su geltonom siūlėm, kas iš ties suteikia agresyvaus charakterio viduje. Taip pat turime nemažai anglies pluošto akcentų salone. Taip pat gale sėdynės yra tiek šildomos, tiek vėsinamos. Yra žiauriai gerai ir komfortiška keliauti. Taip pat gale sėdynės turi patogesnę poziciją, tai reiškia 2 pozicijas. Bei šitas porankis iš ties masyvus, su daug vietos jūsų, sakiau, nesąmonėm. Ir svarbiausia, tai begalė vietos. Dar čia toks kilimėlis atsidaro,
Galite sudėti laisvai 3 kuprinės ir dar visokių smulkmenų. Ir kaip ir visuose ramuose turime daiktadėžę dugne. Gan nemažą. Čia turbūt talpos kokį 4-5 litrai galėtume pamatuoti. Taip, tai nemažai alkantaros turime šitam salone. Taip pat tie visi netikro, aišku, karbono akcentai. Šties malonus salonas, labai talpu, begalė vietos jūsų daiktams. Ir kadangi šis yra limituotos versijos ir jau geresnių metų, tai jis turi LED skydelį, kas iš ties suteikia žavesio ir pamiršti, kad čia senas automobilis, čia tikrai naujas, visiškai naujas. Na ir kai paruošėm šį automobilį keliams, prasidėjo linksmoji dalis, tai kliento norų pildymas, įvairios modifikacijos. Tai pradžiai užsakėme iš Amerikos oro filtrą, tai yra AFE Power GT Momentum. Ir jis prideda ne tik grožio, bet jis prideda ir galios, ir labai daug garso, tiek išorį, tiek salone. Tai važiuojant visą laiką girdi, kaip kniaukia superchargeris. O šis variklis tikrai turi gerą garsą. Na toliau, tai nuėmėm raideles, jas perdažėm. Perdažėme taip pat vilkimo kilpas tiek priekyje, tiek gale. Ir svarbiausia dalis, kuri užtruko daugiausiai laiko, tai suprojektavome priekinį bamperį, kuris slepiasi ten giliau ir jame yra sumontuota gervė. Ir ši gervė turėtų ne tik šį monstrą traukti, bet ir pakelti medį. Taip pat sumontavome neblogus purvasaugius, kurie apsaugo kėbulą nuo akmenukų. Ir esant žiemos sezonui, tai ypač šie modeliai su didžiuliu ratų išnešimu krauna šlapę sniegą čia po rankiną. Ir kiekvieną kartą atėjus paėmus už rankinos mes turime pilną delną purvino sniego. Tai šie purvasaugiai išsprendžia visas tas problemas. Taip pat vietoj originalaus medžiaginio dangčio sumontavome kietą dangtį, kuris apsaugos nuo drėgmės ir atrodys daug stilingiau ant šio automobilio. Taip pat pasirūpinom automobilio sauropinimu, tai buvo padaryta elektra ir uždėtas papildomas kablys. Na ir kadangi automobilis yra didelis ir jo detalės dar didesnis, tai keletas modifikacijų vis dar plaukia konteineryje iš Amerikos. Bet jas uždėsime vėliau, o kaip ir viskas baigta, tai ir atiduodam klientui šį modelį. Tai jeigu ir jūs ieškote savo automobilio, tai mes jums padėsime išsirinkti jį, mes patarsime, kokį geriau rinktis daužimą ir žinoma, remsimės jūsų biudžetu, tai daužimas gali būti didelis, gali būti mažas, bet visi jie yra išsprendžiami. Mes pasirūpinsim automobilio nupirkimu, importavimu, visais popieriais, išmuitinsim dėl jūsų ir jį pristatysime čia. Pasirūpinsime visais remonto darbais, kad jums neskaudėtų galvos dėl menkniekių. Na ir jeigu reikės, mes taip pat galėsime praeiti automobilio ekspertizę, jį užregistruoti ir atiduoti po atitinkamų testavimų jį jums. Taip pat automobilį mes galėsime prižiūrėti, atlikti visus techninius privalomus aptarnavimus, bei savo darbams suteiksime 6 mėnesių garantiją. Štai ir kitas TRX. Jo laukia kelios modifikacijos, bei techninis aptarnavimas. Pradedame nuo įdomesnės modifikacijos. Tai nauja didesnių stabdžių sistema. Kodėl jos reikia? Na, kam teko susidurti su TRX modeliu, žino, kad šis modelis važiuoja tikrai ne taip, kaip atrodo. Ką turiu omeny? Tai kaip iš tokio dydžio visureigio nesitikė, kad jis bėgėjasi nuo 0 iki 100 km/h per 4,5 sekundės. Taip, išgirdote teisingai, šis milžinas yra greitesnis už didžiąją dalį automobilių Lietuvos gatvėse. Tačiau stabdžiai nėra jo stiprioji pusė. Turint apie 700 arklių po kapotu, norisi tikrai geresnių stabdžių. Todėl nutarėme kartu su klientu, jog šis Wilwood stabdžių komplektas yra reikalingas šiam modeliui. Žinoma, didesni stabdžiai reiškia ir didesni ratai. Pasirūpinome naujais ratlankiais bei padangomis. Na, laikas surinkti stabdžius, nes jie atkeliavo išardyti. Užtikrinam, kad viskas bus surinkta pagal gamintojo reikalavimus.
pasaugom sąnarius. Irmantas tik susuka varžtus su suktuku. Priveržiami varžtai yra su dinamometru. Šiam reiks sumontavime ir rambarą. Jo montavimui tenka nuimti bagažinės dangtį, taip pat teks šiek tiek modifikuoti ir bagažinės šonus. Pirmas pasimontavimas ir patikrinimas, ar viskas atsigula į savo vietą. Montuojame originalų rambarą. Niuansas su juo yra tai, kad jis yra surenkamas, todėl tenka matuotis dar kruopščiau, kad viskas susimontuotų tvarkingai. Grįžtant prie stabdžių surinkimo, yra privaloma susukti tarpusavėje varžtus su specialia viela. Surišimas veikia taip, jog varžtas atsilaisvindamas temptų kitą varžtą, taip verždamas jį. Ši viela užtikrina, jog stabdžių diskų varžtai tikrai neatsilaisvintų. Manau, niekas nenori, kad taip nutiktų. Na tai vakar susirinko Irmantas šitą komplektuką, tai viskas atvažiavo kaip Lego, sudėta atskirai maišelius į dėžutes. Tai gan fainiai viskas rinkosi, jam labai patiko, tai jo sfera. Ir dar turėjom su ta viela iššūkio, bet pavyko gauti ją vos netiesiai iš oro uosto. Šiam ramui keisime ne tik stabdžius, taip pat turime naujus ratus. Šios padangos yra ne europinių dydžių, tai teko jas parsisiųsti iš Amerikos. Ratus visgi tiekia Europoje, tai Performance Fellas mums padėjo. Ir taip pat rambaras. Europoje jį gauti lygiai taip pat sudėtinga, tai siuntėmės tiesiai iš Amerikos. Ir stabdžiai, faktas irgi iš Amerikos, jau Vilvudą tai tikrai žinot, kas domitės bent kažkiek. Tai va, tai greitai tuoj prieisim prie stabdžių, susidėsime juos, tikiuosi nebus keblumų ir važiuosim testuoti. Keliamės ramą ir einam po truputį montuoti, bus labai įdomu. To walk. Embracing the mist in my arms. Ir kaip Tadas minėjo, keičiam stabdžių sistemą iš šitos į šitą. Tai keičiasi stabdžių suportas iš 2 cilindriukų į 6, didesni žymiai stabdžių diskai, metalizuotos stabdžių šlangelės ir jiems adapterius. Na ir einam dirbti. Don't lose your way, you'll find it all. I'll walk all the distance I need to. I'll walk all of the miles you want me to walk. You are my rainbow, you are my cave, you are my sanity in this race. You are the silence, you are the stillness, you are the main star in my play. Better shake with me, soon we'll see. Tai dabar susižiūrėjau atstumus, nes reikėjo prie adapterio dėti poveržlių, kad idealiai centre stovėtų stabdžių suportas. Tai dabar vėl viską nuserdam, susitepam, užsidedam laktaitą ir jau normaliai susisukam. Nu ką, kaip visą laiką. Diena, kaip diena, taip naujiena. Tai dabar radom, kad pusė šių gumos išorinės yra jau praktiškai kiauros. Tarsi viena jau kiaura, šita tuoj pliš. O čia yra praktiškai standartas ant šitų automobilių, nes jie naudojami agresyviai. Tai patenka daug smėlio, žvyro ir ko pasekoje draskoma guma. Ir negreičiau pradyla. Bandysim restauruoti.
tikėkime, kad turės kažką pasiūlyti iš gumų, nes šitos gumos yra daug dvigubai, gal trigubai netgi didesnės nei standartinių automobilių ir džipų. Tai va, palinkėkit mums sėkmės ir nebekramtyk. Mažai buvo darbo susigalvojama. Galėjom nesakyti, kad plyšiu. Tuo pačiu pasinaudodami progą, kadangi viską ardom, tai susitepam visas judančias vietas, tai kaip žibinto aukščio reguliavimas, kad viskas lystų ir nieks nerūdytų. Tarp kitko jau pakeitėm pusašių gumas. Tai va, tai kadangi mylim savo klientą, pasistengiam, kad atgautų kuo greičiau ir spėtų savaitgalį išlėkti galbūt į medžioklę. Dabar geras balas su tokiu monstru, kas nenorėtų. Aš gitarą tik paėmu. Pro kur ėjom? Pro čia? Tikrai? Buvom pakėlę. Jo. O trukdo dabar? Ką žinau? Bijau trenktis, kai eisiu aš ten. O taip va, kai eisiu. Aš taip bijau pirštus kažkas. Tai tavo nieks nelėmė. Kadangi keitėsi ir stabdžių apkabos ir šlangutės, pakeičiame ir stabdžių skystį. Naudojame vakuumo sistemą, taip efektingiau atliekamas šis darbas. Pagaliau atėjo akimirka uždėti naujus ratus. Jie yra dar didesni bei suteikia piktesnį įvaizdį. Žinoma, visada pravalome automobilį prieš atiduodant jį savininkui. Nepamirštame ir variklio skyriaus. Na tai apibendrinant, su Tarik su šiuo buvo visai smagu, turėjom kliento norus tai sudėti rambarą, uždėti naujas padangas, naujus ratus ir stabdžius. Tai viskas pavyko, bet to pasiekoje radome dar susidėvėjusias priekinių pusašių gumas. Taip pat radome daug vietų, kurias reikėtų jau sutepti, nes laikas atėjo. Taip pat pakeitėm tepalus, filtrus visus ir be to dar išvalėm saloną ir nuplovėm visą automobilį. Tai kad klientas būtų patenkintas ir džiaugtųsi ją iš karto. Bandome stabdžių pojūtį, tai iškart galiu pasakyti mažą pastebėjimą, tai kad aš jaučiu tiesiogiai stabdžius, nėra, buvo pašalinta guminė šlangutė, kurie amortizuodavo tavo pedalo spaudimą, dabar yra tiesiogiai kietas paspaudimas, tai pats pirmas prisilietimas, sakykime 10% stabdžio pedalo, jis yra švelnus, toksai miesto režimui labai tinkantis stabdymas. O jeigu kils situacija, kur reikės pastabdyti stipriau, tai jau, sakykime, įsispiriam šiek tiek su koja ir vos giliau 30% pasiekėm pedalo ir stabdžiai kanda. Tikrai geresnis pojūtis. Dar norėsiu, bus proga, būtinai spustelsiu maksimaliai, užrakinsiu ratus, taip sakant. Tai tas efektas, manau, klientui patiks, nes jis labai ir tikėjosi pajausti
šitą automobilį kitaip, jisai su juo mėgsta paspausti, tai reiškia, reikia mums ir sustoti. Tai tokią masę sustabdyti su tais stabdžiais, kurie buvo, čia realiai be šansų, jie tiesiog sudega ir antram stabdymui nieko nebelieka. Na tai pabandysime ir stipriau pastabdyti, dabar turiu progą. Ok. Ką turėjom prieš tai su stabdžiais ramo, tai diena ir naktis. Faktas, noris visą laiką daugiau, bet reikia nepamiršti, nes čia yra 3 tonų automobilis, tai jo masę sustabdyti jau tiesiog fiziškai yra sudėtinga. Tas pirmas paspaudimas stabdžių miesto režimų yra žiauriai geras, tai kokiu 10% mes turim švelnų stabdymą, jokio agresyvumo. Ties 30% riba jau yra tas stabdžių kandimas, ta prasme, jau stoja jisai, jau jauties gerai. Nes su prieš tai buvusiais stabdžiais originaliais, tai nesijauti saugus. Kai atvažiuoji į miestą ir tikrai būna momentų, kur tu nežinai, kada kažkas išlys ir reiks kalt per stabdžius tiesiog. Tai dabar su šiuo automobiliu, galima sakyti, esi užtikrintas, kad sustosi, nes prieš tai to nebuvo, tikrai to nebuvo. Na tai ačiū, kad žiūrėjai ir nepamiršk paspausti like, subscribe ir iki kito epizodo.